Sveiki, šiandienos analizė einantiems per sunkumus. Žinutės einantiems per sunkumus, dabar šiuo metu esantiems kažkokiose sunkiose, sudėtingose situacijose, galbūt kažkas tai negero įvyko jūsų gyvenime, galbūt kažkokia šiaip sudėtinga situacija tiesiog šiuo metu tenka pereiti. Galbūt kažkoks tai sudėtingas klausimas, sunkus sprendžiasi, na ir panašus dalykai. Tai pagalvokite, su kokiu sunkumu šiuo metu susidurėt, kokia tai situacija, na ir pasirinkite kortų poziciją. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija, ketvirta pozicija. Tai pagalvokite apie save, jeigu dar nespėjote to padaryti, galite sustabdyti video ir pasirinkti poziciją. Tiesiog leiskit savo mintims, savo sielai jūs vesti. Tai šiandien dar naudosim 4 orakulus ir taro kortas. Tai pažiūrėsim, kokių skirtingų iš tiesų žinučių jums yra šiandien dienai, būtent tiems, kurie eina per kažką sudėtingo. Tvarkoj. Einame mes prie pirmos pozicijos. Pirmoji pozicija – žmonės, kurie einate per sudėtingas situacijas. Wow. Taip, pastumsiu šiek tiek aukščiau, kad turėtumėm daugiau vietos. Va čia tokia graži žinutė. Šitą man kai iškrito, tai aš galvoju, čia tai tiesiog, žiūrėkit, kas čia yra. Čia tiesiog kažkas tai pas jūs įvyko gyvenime. Ar netikėtai pasibaigė, galbūt greičiau kažkas tai pas jūs gyvenime netikėtai pasibaigė visiškai ir dabar jūsų laukia visiškai nauja pradžia. Atgimimas, nauja pradžia. Didžiulė sėkmė, išėjimas visiškai į naują savo gyvenimo lygmenį. Tai tas, per ką jūs einate šiuo metu, greičiausiai tai jau yra įvykę, ne tai, kad jūs dabar šiuo metu keliaujat per pačią situaciją. Tačiau situacija jau yra įvykusi, bent jau didžiai daliai, kurie čia žiūrės. Situacija jau yra įvykusi ir jūs einate jau tiesiog per pasekmes. Jūs dabar jau gyvenate su pasekme to dalyko. Tiesiog kažkas tai staigaus tokio įvyko ir nubloškė jūs, kaip sakau, į tamsą. Tai va šitos žinutės ir yra einantiems tamsoje, esantiems tamsoje. Tai toksai va tarsi viską turit pradėti iš naujo. Toks jausmas, tarsi kažkas netikėtai nutrūko, pasibaigė. Gal kai kuriems ir tikėtai pasibaigė, galbūt ir patys sąmoningai kažką užbaigė. Tiesiog dabar viską reikia pradėti iš naujo. Kažkas toks ateina, tokia energija iš pirmos grupės, kad kažką tarsi iš naujo reikia pradėti. Ir nėra jėgų, norisi kažkaip tai, nežinau, susisukti meškos guolyje ir tiesiog pažiemoti tenais. Tiesiog toksai nusivylimas šiuo metu, kažkoks tai apatija, toksai nieko nenorėjimas. Yra tarsi. Tačiau šita situacija, kuri jums įvyko, jinai įvyko jums labai dėl svarbios priežasties. Jinai jūs privalo išvesti. Jinai atėjo tam tikslu, kad jūs išvestų į visiškai naują lygį. Į visiškai naują lygį. Ir čia pas jūs tai yra visiška tokia nauja pradžia. Čia labai įdomios kortos, tai yra keisto pasaulio taro vadinasi. Jos iš tiesų tokios, sakau, nežemiškos tam tikrą prasme. Tarsi kažkokiam kitam pasaulyje vyksta veiksmas panašu į mūsų pasaulį, tačiau tuo pačiu atrodo, kad čia kažkokia kitokia planeta, tik panaši į mūsų. Tai kažkoks paralelinis pasaulis, kuriame vyksta gyvenimas. Tai iš tiesų, žiūrėkit, yra kvailys, jūsų pasaulis, teismas ir saulė jums krenta. Aš gražesnio išsidėliojimo taro kortose turbūt net neįsivaizduoju. Čia yra viena iš gražiausių ir jos iškrito pačios. Aš nesudėliojau jau šiaip savo, kad gražu būtų. Jos pačios jums iškrito 4 didieji arkanai.
čia yra tokia graži žinutė, kad iš tiesų po viso šito, po visos tos tamsos pas jūs ateina šviesa, žiūrėkit saulės, kiek daug. Ir čia kažkaip tai liktai saulė ar nešvinta, vyriškis su vilku ir šunimi žiūri ar ne į kalnus, kurie jo laukia. Ir čia ar ne irgi saulės korta pati iškritusi, saulėgrąžos, čia vėlgi ar ne trimitas, kuris skelbia atgimimą. Ne, iš jo plūsta liepsna, šviesa, tarsi ir moteris, kuri žiūri per tokį, va, targi, ne, iš sparnų, iš plunksnų, iš gėlių, žiūrėkit, kokios gražios vilko galvos ar liūto čia padarytos tos tokio, tarsi žiūri pro langą į naują pasaulį. Žiūrėkit, ir jie visi tarsi žiūri kažkur į naują realybę. Ir šitas vyriškis, kuris stovi ant uolos, ir mergina, kuri žiūri pro langelį, ar ne? Ir vaikas, kuris joja ant žirgo, tarsi į kažką tai žiūri, ar ne? Ir angelas, kuris kviečia tarsi prabusti. Tai žiūri graži žinutė, man šiurpas per kūną. Tai iš tiesų, tas dalykas jums gyvenime atsitiko tam, kad jūs išvestų į naują lygį. Galbūt gyvenote kažkaip tai susitaikę su mažiau negu norite. Tai kada žmogus neišpildo savo sielos misijos, tai paprastai visata vis tiek randa ir angelai būdą, ir pasaulis, ir gyvenimas jį atvesti ten, kur jis turi būti. Galbūt gyvenote susitaikę su mažiau nei galite turėti. Ir kažkas tai jums dabar atrodo labai brangaus, labai tokio, prie ko jūs buvot prisirišę, išėjo, dingo, nutrūko, pasibaigė kažkas labai gero. Jums atrodo, kad tai yra labai gerai. Tačiau tai, kas jūsų laukia, yra dar daug kartų geriau. Tai ta žinutė va tokia ir kviečianti tiesiog į prabudimą, į atgimimą ir pamatyti naujus horizontus. Nes tai, kas jums įvyko tam, kad jūs pamatytumėte visiškai naujus horizontus. Jūs buvot kažkur užmigę savo situacijoje, savo gyvenime, galbūt įsivaizdavote, kad viskas yra tobula, nors nebuvo tobula, ir dabar paaiškėjo, kad tenais niekas nebuvo visiškai jokio tobulumo, tik tai jūsų mintis buvo tokios. Tai vat jūs išmetė dėl to, kad jūs ateitumėte ten, kur jūs iš tiesų turite būti, ir ateiti visiškai į naujus horizontus. Gerai, pažiūrėsim, ką dar jums sako orakulo kortos, kokių dar žinučių, ar yra žinutė pirmai pozicijai. Taip, išminties medis. Ir širdies saugotojas. Širdies saugotojas man yra pati gražiausia, turbūt šito orakulo korta, viena gražiausių. Surask vidinę, reiškia, jos žinutė yra surask vidinę taiką, vidinę ramybę. Apsaugok savo mintis ir surask vidinę taiką. Matot, per galvos čakrą plūsta iš visatos jam kažkokios žinios, energija, šviesa, na ir bet kas kitas. Ir žiūrėkit, ir medis taip pat yra apimtas šviesos, jisai tarsi visą švyti, sėdi žmogus, apačioje čia kažką skaito, tarsi išmintis, žiūrėkit, užaugink save geresniu žmogumi. Žiūrėkit, dabar paraidžių verčiu. Pasisemdamas žinių iš išminties medžių. Ne? Užaugink save geresniu žmogumi, pasisėmęs žinių iš išminties medžių. Tai kas yra išminties medis? Išminties medis yra mūsų patirtis, kurią mes gyvenime gauname. Ne, mūsų patirtis, visatos energija, visatos žinios, visatos centras, bendra žmonių kolektyvinė sąmonė. Tai šito žinutės iš tiesų jūs kviečia atsitraukti šiek tiek nuo tos situacijos, atrasti vidinę ramybę ir pažiūrėti situaciją tarsi holistiškai, bendraja prasme. Ar tikrai viskas ten yra tik blogai? Į ką mane iš tiesų veda? Galbūt netgi ateis viduj suvokimas, kad jau seniai žinojot, kad reikia tai keisti. Ir nekeitėt. Ir tiesiog buvot išmesta iš tos situacijos, gal ne visai gražių būdų. Nes kada žmogus sėdi, užsisėdėjęs savo, jisai galvoja, kad va čia labai gerai, nors nėra jam gerai iki galo.
Tai vat gyvenimas sako, žiūrėk, arba tu eisi pats, arba aš tau parodysiu, kur reikia eiti. Tai vat galbūt dabar vat einate toj tamsoj, nes kažkas dingo, nutrūko, pasibaigė, neįvyko taip, kaip planuota, gal kažkokios sužadėtuvės nutrūko, santykiai nutrūko, darbas kažkoks tai nutrūko, išsikraustyti teko, ar dar kažkas tai, kažkoks procesas užsibaigė jūsų gyvenime, pačių, gal kažkaip netikėtai. Tai iš tiesų, tam, kad jūs pamatytumėt pilnesnį vaizdą, iš tiesų net ir orakulo kortos jūs kviečia pamatyti pilnesnį vaizdą. Pažiūrėk bendriau. Pažiūrėk į viską. Ne tik tai, kaip tau iš to taško vienintelio atrodo, tačiau pažiūrėk į viską. Į visumą. Gerai. Pažiūrėkime kitą orakulą. Ar yra žinučių pirmai pozicijai? Žmonėms, kurie eina tamsoje per kažkokią sudėtingą situaciją. Ar yra žinučių pirmai pozicijai, kurie eina tamsoje? Aha, žiūrėk, koks įdomus šitas. Confession, prisipažinimas. Išpažintis, prisipažinimas, atskleidimas, kažkas turi jums kažką pasakyti. Gal toj situacijai dar ne viskas iki galo išsiaiškinta, gal situacija greičiausiai susijusi su kažkokiu kitu žmogumi. Ir kažkas turi jums kažką pasakyti. Bet yra kažkoks nežinomas taškas. Toje situacijoje greičiausiai, kur jūs esate, yra dar kažkoks nežinomas taškas. Apie kažką jūs nežinote. Ten to griuvimo priežasčių iki galo galbūt nesuvokiate, kažkas yra neatskleista. Tos pabaigos priežasčių galbūt kažkaip iki galo nežinote. Tai kažkas jums turi kažką pasakyti. Aha. Tai greičiausiai neužilgo kažkas jums atskleis arba tiesiog atsiskleis. Tas kažkas gali būti ir visata, angelai, ir ženklai, ir nebūtinai tai turi žmogus, nebūtinai reikia suprasti tai kaip žmogų, nors čia rašo apie žmogų, tačiau žmonių lūpomis dažnai kalba ir visata, ir kitos būtybės. Tai galbūt ne tai, kad jūsų pažįstamas žmogus ateis jums kažką pasakys apie tą situaciją, ko jūs nežinote, o tiesiog, kad jūs eisite gatvėje, parduotuvėje, nežinau, turguje ir išgirsite kažkokį pokalbio nuotrupą ir jums tarsi susidėlios viskas, sukris į vietas, tarsi, aha, tas toksai momentas, aha, o tai va kaip čia iš tikrųjų yra. Tai labai atkreipkite dėmesį, kokie ženklai, kokios žinutės ateina ir iš išorės, jos greičiausiai jums padės susidėlioti taškus ant į. Gali būti, kad sužinosite visiškai netikėtą kažkokį momentą, kuris jums paaiškins dar kas čia vyksta. Gerai, runų žinutės. Ar yra runų žinutė pirmai pozicijai? Kaip gražu. Taip kažkaip noriu padaryti, kad viską matytumėt. Gerai, 3 iškrito, tai taip ir pasitikėkim. Paprastai aš prašau vienos padėlių. Bet tikriausiai labai jums reikia išgirsti dalykus, tai gerai. Labai gražios runos visos atverstos ir dabar bandau, duokit man kelias sekundės suvesti, apie ką. Gyjimo jėga, gydanti jėga, gydanti atsinaujinimo jėga, gyvenimo energija, gyvybinė energija, organiškas augimas, vaizduotė ir proto šablonai. Tada stipri jėga nukreipta reiškia, jūs turite jėgos vidinė jėga, kuri padeda įveikti destrukciją ir apginti save. Ir iš tiesų pokyčio tendencija kažką pakeisti.
Kas čia? Čia yra runų, matote, čia sudėtos kelios runos į vieną ir čia va toksai gaunasi tarsi ženklas apsauginis. Tai kas domitės runom, tai žinot, kad kelias runas sudėjus į vieną galima gauti kažkokią apsauginį ženklą. Na va, tai kas čia dabar pas jūs? Aha, tai reiškia, ne, visuma. Praeities, dabarties ir ateities visuma. Tai bet ką aš jums ir sakau, šita situacija jums įvyko tam, kad jūs kažką tai iš savo gyvenimo jau turėjot jį paleisti tą dalyką, bet nenorėjot paleisti, tiesiog, ir dabar šovė, sako, žinai, va ten, tikrai jau yra atgyvenę, turėti toliau. Bet, ne, kviečia vėlgi pažvelgti jūs į visumą. Ne tik tai tai, kas vyksta čia ir dabar su jumis, ir su situacija, ir su gyvenime, tačiau pažvelgti į visumą labiau. Praeitis, dabartis ir ateitis. Bet ką ta situacija, ką šitą situaciją jums nori pasakyti, ką šitas įvykis, kuris įvyko jums, nori jums pasakyti apskritai apie gyvenimą, apie jūsų gyvenimą. Nes tikrai jūs esat labai labai stipriai apsaugoti. Tas dalykas, kuris jums įvyko, tai yra tas vedimas. Gerai, dar aš turiu tokį laiko orakulą. Kartais jisai duoda laiko atsakymus, kartais jisai duoda tiesiog įžvalgą apie kažkokį tai vidinį jausmą. Tai pažiūrėkime dabar, ar pirmąją poziciją yra žinučių iš laiko orakulo. Tai duokit, prašau, man vieną arba du. Vieną arba du. Taip, jaučio sezonas. Taip, sukurk struktūrą. 2 savaitės, 2 mėnesiai, galbūt jums kažką tai irgi sako, galbūt ta situacija pasibaigs, išsispręs per maždaug 2 savaitės arba 2 mėnesius. Ir sukurk struktūrą. Čia matot tarsi toksai smėlio laikrodis, kur byra smėliukas, ir tiesiog sukurk struktūrą. Arba jūs galbūt esate jautis, dar irgi gali būti, kad tai yra jūsų zodiako ženklas. Arba labai matot 2 dvejetukus aplinkui save, kažkur 2 dvejetukus. Arba tiesiog jaučio sezonas bus jums labai svarbus. Tai yra nuo balandžio 21 iki, gegužės 20. Galbūt ir tai yra tas pavasario laikotarpis, kada viskas pradės jūsų gyvenime iš tikrųjų augti. Va dabar jūs einate toje tamsoje, toje situacijoje, kokia jinai yra. Ir tiesiog tas atgimimas pas jūs ateis būtent jaučio sezone, ateis palengvėjimas. Ir ką kviečia šitas orakulas padaryti? Sukurk struktūrą. Tai vėlgi ir pakartoja dalykus, kuriuos jau esu jums pasakojus. Tai tiesiog, ar ne, atsitrauk ir pasižiūrėk į visumą. Ir sugrįžk prie savo šaknų. Tai reiškia, prisimink savo dienotvarkę, kokia jinai buvo. Neleisk tai situacijai sugriauti tavo natūralios dienotvarkės. Tai pavyzdžiui, kada kažkas negero vyksta ir norisi tarsi gulėti, nieko nedaryti, į lubą žiūrėti. Tai vat sako, kelkis, pažiūrėk į visumą. Tai nėra tai, apie ką tu dabar galvoji, tai yra aukštesnis tikslas. Viskas vyksta dėl aukštesnio tikslo. Ir susikurk struktūrą, jinai tau padės išbūti, išlikti būtent šitam periode. Tai tokia žinutė pirmai pozicijai. Ačiū, kad žiūrite, tikiuosi, kad jums atnešė aiškumo, įsižeminimo ir tikrai jums išsipildys šitą graži dėlionė, kuri jums čia gavosi. Kągi, susitiksime kitose video. Ačiū, kad žiūrite. Iki pasimatymo. O mes ateinam pas antrą poziciją. Antra pozicija, žinutė žmonėms, kas čia mums šiandien su kirčiavimu daros? Žmonėms, kurie eina tamsoje per kažkokią sudėtingą situaciją. Taip, jūs čia tikrai kažkur labai einate stipriai ir greitai. Ir greitai vyksta viskas. Ir dabar gal čia pas jūs tokio... Pas jūs čia gali būti kažkas tai su valdžia,
valdžia, valstybinės įstaigos, kažkoks kova su vėjo malūnais, ne? Nežinau, parašykit komentaras, antra pozicija. Kažkoks toks jausmas, kad kovojat su vėjo malūnais, jūs neša ir jūs nieko negalit padaryti. Tarsi ir labai daug nuovargio tokio, ir labai daug energijos, jėgos įdėta, ir norisi, kad greičiau pasibaigtų. Ir šiaip tai vežimas gale, tai žinokit, panašu, kad čia greitai ir baigsis. Tiesiog jūsų labai daug yra įdėta energijos ir kažkas aukštesnis už jūs, viršesnis pareigom ar statusu ar dar kažko daro įtaką tam dalykui ir dėl to jūs negalite iš jo išeiti. Tai žiūrėkit, vieniems taip yra, o kitiems tai tiesiog atsiras kažkokia, stipri figūra, kažkoks, gal net vyras kažkoks tai, labai stipri figūra, kuri jums padės išeiti iš tos situacijos. Ir gan greitai, kai jis atsiras, tas žmogus, jisai jums labai padės greitai išeiti iš tos situacijos. Žiūrėkit, ateis jūsų gyvenimą kažkoks tai žmogus, protingas, turintis galią, turintis aštrų protą, loginį mąstymą ir jūs išves iš tiesų iš tos situacijos. Nes šiaip labai daug tamsos. Labai daug tamsos, jūs tarsi kovojat ir nėra net tos saulės tokios, nėra visur naktis, žiūrėkit visuose. Labai daug tos tokios pilkos ir labai daug tamsos. Ir galvoju, tas jūsų nuovargis sukuria tarsi tokį vaizdą, kad jūs niekada iš ten neišeisit. Jums taip atrodo, kad tai niekada nesibaigs, tačiau tas tikrai pasibaigs. Tai žiūrėkit, vieni kovojat kažkur su vėjo malūnais, kažkokiai tais struktūromis, galios struktūromis kovojat, su valdžios kažkokiais organais kovojate, su valstybinėm įstaigom, su kažkokiais tai popieriais, dokumentais, teisme, kažkur dar ten panašiai. Arba tiesiog su mokslinį darbą kažkokį rašot ir niekaip negalit parašyti jo. Kas irgi gali būti čia. Ir labai greitai jau deadline'as ateina ir jums reikia nuspręsti, ką daryti ir negalit nuspręsti. Kažkas dar tokio ateina, kad dar vienai grupiai žmonių čia žiūrinčiai yra kažkoks deadline'as labai greitai ateina. Kad reikia kažką labai greit nuspręsti, reikia kažką labai greit priduoti, kažkokį darbą, kažkokį tai rezultatą parodyti, kažką tai išrasti vos ne iš dangaus ištraukti, nunešti ir jūs to neturit dar arba neturit pilnai ir kažkas dar apie tai ateina, kad kažkoks dar deadline'as čia yra, kuris, kur jūs turit staigiai viską padaryti ir jūs to neturit. Aha. Gerai, žiūrėkim orakulo žinutės, ką dar nori jums orakulas padaryti, pasakyti galbūt dar aiškiau pasidarys. Ar yra žinučių orakulo antrai pozicijai? Paleisk. Žinokit, pasakysiu vakar įrašinėjau kitą video. Ir krito, žinokit, žiūrėkit, kaip čia jų daug yra. Dar viena. Žiūrėkit, matot, kiek jų daug. Ir iš tikrųjų krito tos pačios dvi. Įdomu, kas čia dar visus. Aha, nu gerai. Tvarkoj, kažkas tokio ir gerai. Ir žinokit, krito vėl tos pačios, labai ateina didelis srautas man, dėl to aš taip mėtausi. Kažkoks ateina labai daug energijos, labai didelis srautas. Gali būti, kad šiek tiek šokinėja mintis. Nepykit. Kažkas irgi žiūri ir pradeda labai intensyviai galvoti ir man ateina. Tai taip, paleisk ir kantrybę.
Tai vakar krito irgi šitos 2 orakulo kortos, žinokit, ištisai. Tai vat kažkokia energetika yra bendram žmonijos pasąmonėje. Kažkas labai norit kažko skubėti. Ir tas vežimas čia, vat, tikrai, kažkoks ar deadline'as jums, ar ten neštumas jau galą. Ir kažkas tai liktais negerai daros, ir baimė galbūt kažkokia, ir vakar buvo su nėščiom moteriam irgi vienoj pozicijoje, žinokit, tokia energija, kad nėščios moteris su kažkam problemom sveikatos. Tai gal čia jūs ir žiūrėjote tą pačią ir vėl atėjote šitą žiūrėti poziciją. Gali būti, kad jūs tie patys žmonės atėjote iš vakarykščio, iš šiandienos, iš to paties, šitos pačios pozicijos, vėl į tą pačią poziciją pasirinkot ir vėl jums ta pati žinutė. Gali ir tai būti, tikrai. Kažkas irgi apie nėštumus dar yra, kad kažkoks nėštumas nėštumas visada yra geras. Tiesiog kažkas negero su sveikata, baimė galbūt dėl vaiko, ar dėl gimdymo pačio, ar ten kažkas tai, nežinau, gresia, ar tai persileidimas, ar vyko persileidimas, ar kažkoks komplikuotas gimdymas nusimato. Tai vėl, tas paleisk, padaryk vietos naujiems dalykams, naujam pradžiom, kurios pas tave ateina, ir kantrybė. Dar keli mėnesiai ir geri dalykai ateis pas tave. Tai jeigu jūs laukiatės ir bijote, tai žinokite, kad viskas tvarkoj ir tikrai tas vaikas ateis pas jūs. Gal bandot pastoti ir negalite, tai va čia irgi gali būti. Žinutė, kad dar trupučiuką palauk, paleisk, atsipalaiduok, paleisk, viskas tvarkoj, paleisk. Leisk dalykams eiti. Ne? Nes ir vėl, kur čia man va. Nes čia moteris, someone is expecting, tai galbūt jūs, arba jūsų antra pusė, kažkas, man atrodo, jūs atėjote iš vakar dienos, į šiandienos irgi būrimą, analizę ir kažkaip tai vėl rezonuoja tą patį energiją. Labai daug tamsos, žiūrėkit, oi, kaip gražu, čia jeigu laukitės, tai jūs tikrai pagimdysit. Tikrai pagimdysit. Jeigu tikrai čia yra kažkas su nėštumu ir komplikuotai kažkaip tai laukitės, visokių būna tų patirčių nėštumo, tai iš tiesų, kartais būna komplikacijos kažkokios, tai ten, tai gresia priešlaikinis gimdymas, tai dar kažkas, tai ten tokie visokie negeri dalykai. Tai žiūrėkit, Jera derlius vadinasi, runa, kuri vadinasi derlius, ir jinai yra labai pozityvi runa. Tiek apvertus, tiek ją tiesioginė prasme pastačius. Rezultatas prieš tai įdėtų pastangų. Laikas taikai ir džiaugsmui. Derlingas sezonas. Išsilaisvinimas iš stagnacijos. Viltis ir... Taip. Gerai. Žiūrėkit, kažkoks rezultatas jūs būsit tikrai apdovanoti, reiškia tos pastangos, kurias jūs šidėjote ir jūs bandė kažkas sustabdyti. Tai tikrai gausite rezultatą, jeigu jūs laukitės, tai jūs pagimdysit ir viskas ten gerai. Tiesiog jūs paleiskit, ką jums sako, dar paleisk ir leisk dalykam vykti. Nes žinote, kad mes mintimis formuojam visgi savo, taip sakant, realybę. Ir bet kuriuo atveju mintis gali turėti įtakos tam, tai jeigu tu nervuojies, tenais negalvoji, kaip čia bus, kas bus, dėl ko tai bus ir ar bus apskritai, ar įvyks, ar ten man pavyks, jums pavyks. Tai mintis visada formuoja realybę ir kai tu paleidi, atsipalaiduoji, nebegalvoji, žiūrėk, viskas savaime pokšt ir jūs sprendi. Tai aš tikrai jums linkiu tai padaryti. Gerai, dar turiu tokį orakulą, laiko orakulas, laiko kažkaip tai, laiko kortos iš tiesų. Tai kartais jos duoda irgi labai įdomius atsakymus. Pažiūrėkime, ar yra įžvalga antrai pozicijai šitam orakului. Oi, ne, prašau, mažiau. You reflect the world reflects you, times of life. Va čia ką aš ką tik kalbėjau, ir ne, ką mintis atspindi jūsų realybę.
Gal dar kažkas, ar kažką dar norėtumėt pasakyti antrai pozicijai? Ar čia taip ir yra? Galbūt jūs esate Vėžys, respect your feelings, irgi gerbk savo jausmus. Galbūt esate Vėžys arba kažko jums reikšmingas yra Vėžio sezonas. Tai nuo birželio 22 iki Liepos 22, maždaug plius minus 2 dienos, žinote, tai svyruoja. Galbūt ketvirtą nuolat jūs matote 4-4-4 kažkur aplinkui save, 4-4 arba ketvirtai tiesiog kažkur labai daug dominuoja. Tai 4 yra angeliškos apsaugos ženklas. Tai dar vienas patvirtinimas jums, kad viskas tikrai bus gerai. Jeigu jūs laukiatės, tai jūs esate apsaugoti, jūsų vaikas yra apsaugotas ir jūs tiesiog turite atsipalaiduoti ir leisti tam viskam vykti. Ir tikrai jūs pakimdysite, jeigu jums įvyko persileidimas ir kai kažkokia energetika pagaunu dar šitą momentą kažkur, nedaug žmonių tai žiūri irgi. Tai va čia irgi ta siela, kuri buvo atėjusi kaip jūsų vaikas, pasirinko grįžti atgal. Ta siela, jinai vėl yra sugrįžusi atgal į savo namus ir ten jūs stebi, ten jūs mato. Ir iš tiesų siunčia palaiminimus, pasakymus, kad tai yra tiesiog vienas, čia tai, gavau, ką tik impulsą gerą. Tai garantuotai kažkas žiūrite iš to, ką tik minėjau. Tai yra tiesiog laiko tėkmė. Gyvenimo tėkmė. Tiesiog kartais gyvenime taip atsitinka. Siela pasirenka būtent ateiti ir patirti būtent tokią patirtį. Tiek jūsų siela atėjo gyvenimą pasirinkti tokios patirties, kaip kūdikio praradimas, tiek kūdikis, kuris atėjo pas jūs, irgi, matyt, yra labai labai jauna siela, kuriai reikia suvokti tiesiog bazinius dalykus, kas yra gyvybė ir kas yra mirtis. Ir ta siela sugrįž dar labai daug kartų į žemę. Kaip irgi vaikas kažkieno, gal netgi jūsų kitas. Gali ir tai būti. Tai tiesiog, kad kažkas apie gyvenimo dėsnius dar čia labai skamba. Tai kadangi yra bendra apžvalga, žiūriu labai daug žmonių, tai pasiimkit tai, kas jums tiesiog rezonuoja šito viso, visą kitą palikit. Nes gali būti, kad labai skirtingos situacijos ir labai man skirtingi atsakymai dėl to eina. Tai labai gerai yra. Reiškia, kiekvienas savo gausit įžvalgą. Tai tiesiog kažkas apie gyvenimo dėsnius dar yra. Kad tu esi pasaulio atspindys ir pasaulis yra tavo atspindys. Vat kaip tu žiūri, kaip tu matai, tai taip tau ir vyksta. Nes per kokius sakinius žiūri, tai tokį vaizdą ir matai, žalius užsidedinu, tai žalias pasaulis, juodus, tai juodas pasaulis, ne rožinius, rožinis pasaulis, ne kažkoks tai nusimekinius, vėl kažkoks kitoks pasaulis tada. Tai tiesiog paleisti ir tas, kas pas jūs čia įvyko, jeigu tai yra kažkoks praradimas, tai viskas tvarkoj. Tas tikrai susidėlios vietas ir ateis kažkas kito jūsų gyvenimą geresnio. Jūs matysit, kad laikui einant suprasite, kad dėl to, kas įvyko, jūsų gyvenimas tikrai kitoks ir geresnis. Kad ir kas ten būtų įvykę, po laiko jūs suprasite, kad tai, kas įvyko, buvo geriausia, kas turėjo ir galėjo įvykti. Nes galėjo būti daug daugiau. Žiūrėkit, dabar dar vieną turiu orakulą ir labai įdomus nežinomos situacijos orakulas. Gerai, ar yra žinučių antrai pozicijai žmonėms, kurie dabar eina per sudėtingą situaciją, sudėtingą kažkokią tai... Juoda katė, labai graži korta. Taip, juoda katė yra archetipinis simbolis. Žmonės, kurie yra tylus, viduje... Plaukit toj. Žmonės, kurie yra tylus, turi kažką savyje, ko jūs netgi nepatikėtumėt. Taip maždaug lietuvių kalba, jeigu išvertus.
Žmonės, kurie yra tylus, ramus, kurie nesireiškia, savyje turi tiek daug visokių dalykų, jūs net nepatikėtumėt. Tai gali būti apie jūs pačius, žinote, galbūt jūs dabar esate tas tylus žmogus, kuris nenori apie savo situaciją kalbėti. Tai suvokite kiekvieno žmogaus egzistencijos gylį. Kad kuo daugiau mes patirčių turime, kada būna sudėtingi dalykai gyvenime, jos mus kažko išmoko. Ir ne viską reikia ištransliuoti kitiems žmonėms. Čia vėlgi yra dar viena žinutė, kad ne viską reikia ištransliuoti kitiems. Ne viską reikia pasakoti, pasilikite kai ką sau. Jeigu jūs čia kažką tai bandote pramušti dalykus, tai pasilikit kai ką sau, neištransliuokim visko, gerai. Nereikia visko išpasakoti, pasilikit sau. Čia vėlgi toks apie save, neapsaugok save, pasirūpink savim. Atsigręžk į save, juoda katė yra archetipinis simbolis, tai yra mūsų vidinis pasaulis. Ta juoda katė yra tarsi mūsų vidinis pasaulis, nepažinta mūsų psichikos dalis. Tai nepažinta mūsų pasąmonės dalis, dar ir taip galima pasakyti. Tai va, tai tokios žinutės, šiaip labai daug gylio pas jūs yra grupėje, tikrai kažkas labai tokio gilaus yra įvykę. Ir tikiuosi, kad jums šito žinutės padėjo bent kažkiek įsižeminti, nusiraminti, ateiti prie kažkokio suvokimo, ateiti labiau į ramybę. Tai linkiu jums to, kad viskas būtų gerai. Ačiū, kad žiūrite antrą poziciją, mes ateinam pas trečią poziciją. Žinutė žmonėms, kurie eina per sudėtingą situaciją. Kaip gražu čia. Gerai. 8 lazdos. Imperatorius ir lazdų pažas. Taip, tai ką jums nori pasakyti kortos? Kortos jums nori pasakyti, kad jūs turite labai daug jėgos. Labai daug jėgos viduje, savyje įveikti šitą situaciją ir užlipti tą kalną, į kurį norit užlipti. Pasiekti tai, ko jūs norit pasiekti. Čia jūs galbūt siekiat kažkur dalis žmonių įsitvirtinti kažkokioj pozicijoje. Atėjot su kažkokiom idėjom netgi. Įnešėt kažką naujo, galbūt kažkokį naują produktą sukūrėt ir bandot rinkoje įsitvirtinti. Galbūt kažkur tai darbe pas save bandot įsitvirtinti. Galbūt kažką tai kūrėte, kažkokią turit idėją ir jūsų nepalaiko niekas ir sako, nesąmonė, ką tu čia prisigalvoji, pamiršk ir eik dirbti į Maximoje kasoje. Tai, aišku, nėra blogai dirbti Maximoje kasoje, tačiau čia toksai, kada bando tavo idėją sumaišyti su žemėm ir sako, čia nesąmonė prisigalvoja, eik daryk kažką tai paprastesnio, ar ne, arba kažką tai tokio, kas labiau visiems įprasta yra matyti. Tai, kad ir kas čia pas jūs vyksta, iš tiesų, kortų žinutė jums yra ta, kad jūs turite labai daug vidinės jėgos, atraskit ją, prisiminkit save, jūs esate labai stiprus žmogus. Ir tikrai, jeigu dabar yra labai sudėtingas etapas, kažkas nesisprendžia, kažkaip tai ten jūsų nepalaiko, nemato to gėrio, kurį jūs pasakojat ir kurį jūs atnešat, tai viskas per ko jūs pramušit. Ir tas gėrį po to visi pamatys ir dar sakys, kad o, kaip čia fainai tu sugalvoji. Tai vat išlaukit savo, kaip sakau, savo laiko. Tik tai nepasyviai to laiko laukit aktyviai, nes čia yra 8 lazdos begalė energijos. Tikrai gausit impulsą ar iš visatos, ar iš... Irgi klausykit, ką aplinkiniai šneka, jums nepažįstami žmonės, galbūt nugirsit kažkokią žinutę savo, pokalbiuose kitų, tai praeivis ar ne kažką tai sako ir atrodo, kad čia tau sako, nors iš tikrųjų tai kitam žmogui, su kuriuo eina, kartu sako. Tai irgi nepraleiskit, gali būti kažkokia žinutė iš išorės ateinanti, kuri atnešta energijos srautą. Ir iš tiesų turite begalę energijos ir jūs tikrai turite energijos užbaigti, pabaigti tai, ką pradėjot. Tai, kas vyksta, jums tikrai išeis į naudą. Čia
tokia patirtis pas jūs ateis. Vau, bus super. Labai džiaugiuosi. Gerai, žiūrėkime dabar orakulas, ar yra žinučių trečiai pozicijai žmonėms, kurie eina kažkokioje sudėtingoje situacijoje. Taip, žiūrėkite. Kalbėk, komunikuok. Compromise, forgive, work it out. Reiškia, daryk kompromisus, atleisk ir tiesiog daryk tai, ar ne? Work it out, tiesiog išdirbk tai. Tiesiog ateik ir padaryk, ar ne? Komunikuok, priimk kompromisus ten, kur jų reikia, nes tai tu dar kažkoks jaunas, gal nepatyręs tiek daug, yra ir kitų, kurie patyrė, tai kažkokius kompromisus padaryk, kur reikia, tačiau neišsižadėk savęs, atleisk, paimk, padaryk kompromisus ir tiesiog padaryk tai, užbaig tai. Jo, čia labai geras momentas, nepasiduok, tikėk, viskas bus gerai, viskas taip ir yra. Gerai, ar dar kažką nori pasakyti? Kažkas iš tiesų yra, čia nebūtinai tas neštumas yra tiesiogiai neštumas. Tai yra ta idėja, kurią jūs brandinat. Someone is expecting, tai nebūtinai laukiasi tiesioginė to žodžio prasme. Aišku, gali būti, kad dalis jūsų žiūri, kurie nori labai pastoti susilaukti vaiko ir galbūt nėra kažkaip ilgą laiką vaiko. Tai čia gali būti jums ženklas, kad labai greitai ta energija ateina siela į jūsų gyvenimą, vaikas. Tikrai gali būti, kad jeigu norit susilaukti vaiko, tai neužilgo. Tikrai. Pasitikėkit procesu. Neužilgo bus. Kitiems žinutė, kad jūsų idėja iš tiesų bręsta, subrandinta ir... Žiūrėkit, kas dar čia pas mus yra. Apačioj dugne. Angelas sargas. Jūsų mirę artimieji, jūs saugo. A lost loved one watches over you. Reiškia, kažkoks išėjęs artimas žmogus jumis labai globoja. Tai čia irgi tikrai, jeigu jūs galvojat lauktis arba bandot ir nepavyksta, labai didelė tikimybė, kad netrukus tai įvyks. Geras. O kitiems, tai kad ta idėja, jeigu tai yra ne vaikas, tiesiog, o idėja, nes neštumas, tai nebūtinai yra neštumas, tai gali būti idėja kažkokia, kurią jūs brandinate arba bandote tą idėją pramušti kažkur tai, ją parodyti pasauliui. Tai tikrai jūs esate saugomi, jūs esate apsaugoti. Gerai, toliau, nežinau, stacijos orakulas, ar yra įžvalgų trečiai pozicijai kokio nors? Ar yra įžvalgų? Kaip čia gražu. Taip, gerai. Special energy. Žiūrėkit, 8 lazdos yra energija ir čia rožė, speciali energija, ypatinga energija. Čia jau žydėsit, aš jums sakau, jeigu jūs galvojat, kad jūs nebeturėsit vaiko, paminėsit mano žodį. Kad jums neskirtas susilaukti vaiko, paminėsit mano žodį. Arba labai palankus metas šiuo metu. Jeigu planuojat, tai dabar. Taip, vienišius, kuris eina per žydintį lauką. Būk drąsus. O čia žinutė jau tiems, kurie savo idėjas perteikinėjat pasauliui. Būk drąsus ir net jeigu esi vienas, tu gali atrasti daugybę galimybių. Būk drąsus eiti vienas ir pamatysi, kaip atrasi daug galimybių. Tai netgi jeigu jūsų šiuo metu nepalaiko kažkas tai, nebijokite toliau daryti tai, ką darot.
Jūs tikrai atrasit daug galimybę ir po to tie, kurie jums sakė, kad nesąmonė čia naisvėjai kažkokie, tu ten kažkam lempom čia užsiminėjai, tai jie sakys, oho, kaip fainai, kaip tau čia pavyko, kaip tu čia galėjai, vat matai, koks tu fainas. Tai vat būna kartais žmonės nepalaiko, nes jie patys tiesiog netiki, tačiau su jumis tai neturi nieko bendro, jūs turite savo kelią eiti vis tiek toliau. Ir stiprybės ir ištvermės kardas. Labai graži korta, man labai primena Kryžkalnyje tą kardą, kuris ten stovi. Ištvermė ir ryžtas yra tavo ginklas, kuris tau padės įveikti iššūkius ateityje. Tai vat jūsų būtent tas ryžtas, tas pasitikėjimas savimi, ištvermė, jums tikrai padės įveikti tai, kokias kliūtis jūs sutinkate dabar. Jūs turite, aš jums kaip ir pačiai sakiau, jūs dar nebuvo iš tų kortų. Aš jums sakiau, jūs turite be galo daug energijos viduje, savyje įveikti visus iššūkius. Čia nebėra ką komentuoti, nežinau, čia dar kitus imti. Gerai, dar Rūnas pasižiūrim. Ar Rūno oraklas jums turi žinutę? Turi, žinoma, labai gražią žinutę. Taip. Savastis, individualumas, žmonių rasė, jūsų požiūris į kitus ir jų požiūris į jūs. Draugai ir priešai, socialiniai sandoriai. Kažką tai, kaip ir sakau, bandote kažką įnešti savo ir susidurėt su kliūtėmis. Jums kažkas trukdo, jumis netiki, jumis nepasitikė, sako, kad čia nesąmonė. Tai va čia va tie... Jo, jums per tą reikės pereiti, bet jūs pereisit, jūs labai turite daug energijos, jūs pereisit. Tai net, nežinau, laiko gal net netraukiu, nes čia labai aiškios žinutės, tiesiog vidinė energija, nebijok pasilikti ir vienas prieš visus, tu tikrai gali. Jeigu norit susilaukti vaiko, jūs jo tikrai susilauksit, čia aš jau net negalėčiau sakyti. Gal susilauksit ten, kada nors, čia garantuota. Čia garantuotai jums gims vaikas arba idėja, kurią jūs brandinate, tikrai pasieks savo. Tiesiog tai truputėlį užtruks, kol jūs išmoksite kažko tai, ko reikia išmokti jūsų situacijai ir tai tikrai ateis į rezultatą ir tas rezultatas bus oho, koks superinis. Tai ačiū trečiai pozicijai, ačiū, kad žiūrite, tikiuosi viskas jums taip ir bus ir jūs būsite labai laimingi savo gyvenime. Sėkmės. O mes keliaujam pas ketvirtą poziciją. Ką čia turim ketvirtą poziciją? O čia jums tai susidėlios tokios aplinkybės palankios. Iš tikrųjų, šita grupė jūs esat laimės kūdikiai. Arba nors dabar jums taip neatrodo, jūs tiesiog, jums taip susidėlios aplinkybės, kad tiesiog ta situacija vos ne pati išsispręs. Teisingumas nugalės. Teisingumas nugalės ir atrodo, kad kartais, kad sprendimas iš dangaus iškrenta arba savaime išsisprendžia. Kažkaip, čia gali labai didelė tikimybė, kad taip gali būti. Žiūrėkit, pasižiūrim dar kažkokį išžvalgas iš orakulo, ne? Tai dabar nežinoma situacijos orakulas, kokios žinutės galbūt yra svarbios šitai grupiai. Taip. Ir kas dar galbūt būtų? Oho, neprašau, vieną arba dvi. Labai nori čia man kažką, ne? Ar jūs čia darėt kažką tai... Kažką manifestuojat? Labai įdomi jūsų žinutė, gerai. Tai pasitikėkit tuo. Nematomas barjeras ir runos. Taip. Barjero sulaužimas ir išėjimas į naujus horizontus. Čia tikrai kažkas, kur jūs išves į kitą visiškai krantą, kaip sakau, išlipsi kitame krante ir runos, ar ne?
tiesiog mistinės visokios įžvalgos, galbūt sapnus labai kažkokius sapnuojate ryškius paskutiniu metu, matot labai daug ženklų kur nors aplinkui save. Aš nežinau, man tai čia vienas tik ateina toksai, kad viską sudėlios visatą į vietas. Tu būk ramiai, viskas tvarkoj, visatą viską sudėlios į vietas. Aš kitaip negaliu apibūdinti šito, net nežinau, man čia viskas į vieną. Wheel of Fortune, žiūrėkit. Ant dugno. Aš jums sakiau, žiūrėkit, čia yra fortūnos ratas ir čia yra fortūnos ratas. Aš jums sakiau, kad tai bus. Taip. Fortūna visada atsisuka. Panaudok savo sėkmę, kad pakeistum ateitį. Tai išnaudok galimybės. Gal tikrai kažkoks tai ateina labai ryškus sapnas, kažkokia įžvalga, kažkoks tai viduje kirba, eik ir tą padaryk. Eik ir ten tam tą pasakyk, ir ilgą laiką ir toksai ateina, nueik ten, padaryk tą, arba tiesiog kažkokia trauka nueiti kažkokią vietą. Nežinau, ten į parką kažkur ir sutiksit žmogų, kuris sakys, žiūrėk, aš turiu tau sprendimą, sakau, aš jums iš dangaus, tiesiog, iš dangaus. Gerai, dar pažiūrim. Kas šito orakulo, kosminės įžvalgos vadinasi orakulas? Ar yra žinučių ketvirtai pozicijai? Ar yra žinučių ketvirtai? Move on. Ok, taip. Moving. Gerai. Taip, pasitikėkim čia galbūt. Jau kai labai daug krenta, tai tiesiog jūsų energinis srautą reiškia ir kad labai daug žmonių prisijungia pasižiūrėti. Taip, yes. Luck is on your side. Ką aš jums ir sakau. Aš nežinau, kiek kartų čia ta pati kartojasi. Žiūrėkit, aš dar taip nemačius. Čia yra tiek daug energijos ir tiek daug pozityvo. 2 kartus skirtingose kaladėse, kad iškristų fortūnos ratas. Aš neįsivaizduoju, ta prasme, gyvenimas išspręs už jūs viską. Tikrai jūs angelai už jūs padarys viską, jūs tik leiskit tam ateiti. Move on. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. Paleiskit, prie ko esate prisirišę. Jeigu ten kažkur jums neatsako, neduoda, ir velniop, ir eik, ir paleidžiu, ir būk, tu savo, aš savo, okei, viskas, tvarkoj, viskas, baigiam čia. Nėra apie ką kalbėti daugiau. Ir leiskit tam būti tiesiog. Luck is on your side. Sėkmė yra tavo pusėje. Aš nežinau daugiau ką pakomentuoti. Aš net nebežinau, ar čia verta daryti kažką. Kitą orakulą, gerai, runas, pasižiūrim. Gal dar kažkas nepatikėjo, tai tiesiog gal dar kažkas tai. Gal dar kažkas netiki visgi savo sėkmen, tai dar prašom jums runą ant viršaus. Protection, apsauga, skydas. Jūs esate apsaugotas, ginamas nuo blogio. Kažkokį turite angelą sargą, kažkokį arba savo giminaitį, kuris miręs ir jūs saugo. Connection with God, awakening, higher life. Tai čia būtent, pakilimas, kaip aš sakau, išėjimas ir jūs išplauksit į kitą krantą, išeisit kažkur visiškai. Atsibusit kitam krante, aš jums sakau, per naktį, paukšt ir išsisprendžia ta situacija, kuri atrodo labai bloga. Gauni, būna kitą kartą laišką kažkokį tai iš ryto, kad labą dieną, ten dėl tokių priežasčių, ten to nebus, arba viskas nuspręsta jūsų naudai. Tiesiog kitą kartą būna kažkoks teismo sprendimas, galbūt net ir čia su teismu kažkas jums susiję yra, sprendžiasi kažkokie reikalai ir atrodo, kad viskas blogai. Tai žinokit, viskas pasisuks, atsiras kažkokia aplinkybė, kuri viską pasuks į kitą pusę, nes žinote, fortūnos ratas, jisai sukasi vieną pusę arba kitą pusę, jis visą laiką sukasi. Tai netikėtas kažkoks įvykis, jūs esate apsaugoti, patikėkit savo sėkme.
atsirastų kažkokia nenumatyta aplinkybė, kuri viską jūsų gyvenime pakeis. Šitą situaciją, kuri pakeis jūsų gyvenime. Tikiuosi, kad jūs atsipalaidavote išgirdę. Ačiū, kad žiūrite. Tai yra bendra analizė. Jeigu norite savo konkrečiai situacijos analizės, tai parašykite žinutę mūsų Facebook profiliui Angelų skaičiui. Ačiū Jums, kad žiūrite ir iki pasimatymo kitame video.